labiausiai problemų kelia šitas kaminas, nes jis yra kamino sijonas neteisingai apskardintas, todėl yra pratekėjimas patalpoje. Dabar ką mes darysim su šito kaminu? Skardos kokybė nėra gera, nes jau matosi parūdėjimai. Taip pat parūdėjimai matosi ir štai čia, kur prie latako kraštas. Matosi ir čia parūdėjimai lopai. Čia greičiausiai nekokybiška danga. Pigesnis variantas, prastesnis padengimas, mažas cinko sluoksnis. Greičiausiai čia mažas cinko sluoksnis, todėl ir išrūdėjo. Mūsų užduotis užsandarinti kaminą. Kaminui darysim naują skardinimą. Šitą dalį, sijoną. Šitą dalis, kuri eina aplink kaminą, vadinasi sijonas. Vertikali kamino dalis vadinasi kamino šonai, marškiniai. Čia kampinės detalės eina, o čia vadinasi kamino kepurė. Šita dalis. Mes keisim tik tai kamino sijoną. Aišku, mums teks viską išardyti šitą, kad galima būtų padaryti perdengimus. Tas vietas sujungsim dvigubų falcų. Prieš tai, ką matom čia, kas čia padaryta, čia įkirpimai yra padaryti, kas neteisinga, ir užtepta su hermetiku. Tokie mazgai laiko neilgai, metai, 2-3 ir viskas. O stogas, tai galima sakyti naujas, stogai kokie 5 metai, plius minus. Tai čia pagal eksploataciją, sakykime, stogo danga turi tarnauti, šiuolaikinė, normali stogo danga turi tarnauti apie 50 metų, o šiam stogui 5 metai. Ir danga jau pradėjusi rūdyti. Taip, todėl renkantis stogo dangą ypač svarbus gamintojas patikimas ir stogo dangos kokybė ir cinko sluoksnis. Mes padarysim čia su dvigubu falcu, įvesim į siūles, taip ir antroji pusėje. Čia bus siūlė ir dviguba ir aišku mes pratęsim iki čia, nes mes negalim užversti tokio trumpo. Nu, čia taip pat viskas irgi hermetikas užtepta, nu, tai laikina. Ir sulenksim į voką, kad būtų sandaru. Jeigu, sakykime, skardininkas nemoka sulenkti skardos lankstinį į voką, tai jis tada neskardininkas. Va taip atrodo. Čia sulenkta hermetiškai, čia galima, o tą vietą galima pripilti vandens ir čia jokio prabėgimo nebus, nes sulenkimas. Padarėm apsauginį latakėlį. Štai skardos lankstinys, čia difuzinė plėvelė, ant viršos užklijuota. Dabar kondensatas, kuris lašės per visą šitą plotą, eina per difuzinę, jis bėga per difuzinę plėvelę, atsirems į latakėlį ir nuolydis yra padarytas į tą pusę. Tai jau iki čia, iki kamino nedais. Ar pertekliniai kažkokie, sakykime, krituliai ekstremaliomis oro sąlygomis, jeigu pramuštų kažkur tai, ar žiemą labai. Tai dabar nutekės į tą šoną, nubėga čia, tarp gegnių, vidurių ir bėga į lataką viskas. Nu, šitas vietas prie kamino sujungsim dvigubų falcų, nes čia bėgs vanduo pro tas vietas. Kamino gale darysim ant viengubų falcų, nes čia nesvarbu, vanduo tiesiai nubėga. Taip, dabar vieną kartą užlenkiau, dabar lenkiu antrą kartą. Dėl to ir vadinasi dvigubas falcas, kad 2 kartus skarda užlenkta. Padarėm sijoną. Nu, dar ne iki pabaigos. Čia va dvigubas falcas, čia stoj sujungsim. Aš čia dabar noriu parodyti, kad stogo danga eis su perdengimu. Vat kažkur ant pusės. Tai čia dabar užeina stogo danga ir vanduo tiek aukštai toli tikrai nepakils. Užbaigėm kamino remonto, sijonas padarytas naujas. Viskas suvestas su dvigubu falcu. Čia dvigubas falcas. Čia taip pat ant dvigubo falcų selė suvesta. Čia burteliai užkelta, į siūlę pakelta. Tam gale irgi už dvigubų falcų ten užlenkta į lataką nueina.
čia dvigubas, čia toj pusėje taip pat dvigubas falcas, čia perdengimas. Perdengimas kažkur iki čia, va, tai tiek aukštai vanduo tikrai neužkils. Dabar pabandom vandens demonstravimą, kaip veikia. Va, kaip vanduo bėga. Ir į tą galą. Ir vanduo gražiai nubėga. Taip, dar parodysiu čia. Toliau, sakysim, jeigu atbėga vanduo. Taip. Gražiai nubėga į tą pusę ir už kamino į tą pusę į lataką.